apie alkoholį pakalbam dar truputį. Apie šnapsą, samagoną, vyną, alų ir visą kitą alkoholį. Kaip jį atsikratyti, kaip jo nebevartoti, nes alkoholis tiesiog nukerta visą jėgą tavo. Tiesiog nukerta visą tavo valią. Tiesiog pasidarai toksai ir viskas. Tu net savim negali pasirūpinti. O ką kalbėti apie žmoną, ar vyrą, ar vaikus, ar tėvus, ar dar kažką pasirūpinti. Tiesiog nukerta. Tai iš tikrųjų labai paprasta atsikratyti alkoholio. Kai kuriem, paprasta. Kai kuriem tai biškai sudėtinga. Bet čia mes labai daug su vyrukais ir su moterim kalbėjom apie tai, kaip atsikratyti, kiek hebra negeria daug. Vieni negeria kelis mėnesius, vieni negeria 5 metus, kiti 9. Vienas vyrukas parašęs buvo 20 metų negeria alkoholį. 20 metų. Tai va, o kaip atsikratyti? Dabar porą sekundžių pasakysiu, išreikš savo valią, pasakyk savo, ką tai reiškia? Pasakyk savo. Aš to nebenoriu. Sau. Gali tyliai, ramiai, gali garsu, balsu sakyti gali, bet tyliai, ramiai sau sakant užtenka ir mintyse. Aš to nebenoriu ir išvardink, ko tu nebenori. Kas liečia alkoholį. Ir iškart pasakyk, aš noriu to. Ir taip tvirtai laikyk savyje viduj. Taip tvirtai žinok, kad tu to nebenori. Ir tvirtai žinok, ko tu nori. Supranti? Ir tavo realybė pasikeis. Taip ir pasikeis. Gal užtruks dienikė, gal savaitikė, gal kažkiek tai. Bet pradės tavo realybė kitaip kitaip veikti. Tavo realybė pradės keistis. Supranti? Nori ir nenori, tai pradės keistis, bet tu turi norėti labai stipriai. Jeigu tu nenori, irgi viskas gerai, tai reiškia, tu dar turi panardyti po tą šūdą, žinai. Viskas irgi yra gerai. Gal tu šito atėjai. Tai va, ir labai paprasta, nekomplikuok situacijos ir atsikartysi tų nesąmonių. Užtenka mums vartoti tą nesąmonę ir reikia kurti savo gyvenimus. Reikia kurti savo gyvenimus pačius geriausius, kokius mes sugebam, kokius mes galim. O mes galim labai daugą. Bet reikia atsikratyti valios palaužiamų dalykų. O kodėl ta valia yra palaužiama? Yra irgi čia pakalbėsim vėliau apie tai. Yra tam tikros jėgos, kurios suinteresuotos tuo. Tai va, o dabar tik apie alkoholį. Tai jo, aš turėjau čia truputį perorganizuoti savo įrašus apie alkoholį. Tai dar kartą dabar seriją tokią padarysiu. Kas jau girdėjo apie tai, stipriai nesiparinkit. Stipriai emocijomis nereaguokit. Parašyk, kas jau rašė dėl alkoholio, parašyk, gal šoks vienas kitas naujokas, padėsim atsikratyti alkoholio, parašyk, ką tu galvoji, jeigu tu jau rašai, vėl parašyk, nes kai kurios video man reikėjo pakeisti, kai kurios įrašus, tai parašyk, kiek tu nevartoji alkoholio. Parašyk, kaip tavo gyvenimas pasikeitė, kai nebevartoji. Parašyk, kaip tavo realybė pasikeitė, kai nebevartoji. Parašyk. Bus labai įdomu išgirsti tiem, kurie ieško to. Gerai, šiandien tiek. Pasimatysim. Čiau.